Sveiki, brangus lietuviai, pasižiūrėkit, kas darosi Vilniuje, kiek imigrantų yra susirinkę, kurie atvyksta į mūsų šalį dirbti. Tai va, kai kažkurie legaliai, kažkurie nelegaliai, aš žinau tiksliai, 30% yra nelegalų, nemoka mokesčių ir taip toliau. Ir aš manau, kad Bolt platformos nelabai gerai mūsų Lietuvai, nes jos skatina emigrantus atvykti čia ir užsidirbti, nes tramplynas pradėti dirbti būna per šias platformas. Aišku, jom gerai, jos ta prasme uždirba pinigus, bet mums kaip Lietuvai, kaip lietuviam nėra gerai. Čia tik mano nuomonė, ką jūs manote apie tai? Ką jūs manote apie emigrantus, ką jūs manote apie jų daugėjimą ir kiek jų daug, koks Vilnius darosi jau suspaustas. Aš manau, po 5 metų mes būsim kaip Londonas. Tai va tokios įžvalgos.